Valandas keitė dienos, dienas savaitės, o skraidantis laivas vis skriejo tolyn dangumi. Naktimis virš debesų taip gražiai spindėjo žvaigždės, kad Timiui net graudų darydavosi. Kartais Flora skraidindavo labai aukštai, pasitelkdamas stiprų šiaurės vėją, o kartais sklęsdavo vos keli šimtai metrų virš žemės. Bičiuliai stebėjo, kaip kinta kraštovaizdis. Ochros geltoni pakeitė žaluma, o žalumą pilkos dykynės ir galų gale jie pasiekė didžiąją geležies jūrą. Daug kas manė, kad ši jūra tai pasaulio kraštas ir jei plauksi tolin, nugarmės į prarają. Kiti tikino, kad jūra begalinė. Buvo ir tokių, kurie tikėjo, kad ten, kur ji baigėsi, nustoja galioti visi gamtos dėsniai ir žmogus amžiams lieka įkalintas tuštumoje. Bet Molė buvo įsitikinusi, kad Teodoras neklysta ir kitoje jūros pusėje driekėsi Baltėja. Kai kitą sykį išvysim žemę, ji bus balta ir padengta ta šalta pudra, vadinama sniegu, sakė Molė. O po sniegu nė nebus tikros žemės, tik ledas. Sunku buvo net įsivaizduoti. Kryptį išlaikė nesunkiai, skrido tiesiai į šiaurę. Iš visų rastų žemėlapių Baltėja ne viename nebuvo nurodyta, tačiau vartydami Teodoro knygą rado tarp puslapių įspraustą pageltusį žemėlapį su Baltėja, o Frisburgas buvo pažymėtas kryžiumi. Didžiulis, kreivas kryžius žemėlapyje užėmė kelias mylias žemės, o aplink galėjai žiūrėti prižymėtų ir ištrintų kryželių, bet draugai laikėsi didžiojo. Skraidantis laivas girgždėjo, o būrės plazdėjo ir bangavo. Vėjas spiegė ypač naktį, kai keliautojai bandydavo miegoti, bet kol kas sklendė be gedimų. Oro duobių pasitaikydavo dažnai. Sykį laivas susmuko net kelis šimtus metrų žemyn, bet Flora puikiai susidorojo. Dėl atsargumo laikė po valdymo skydų tą pačią pasagą, kuri kadaise padėjo vairuoti povandeninį laivą į Sansoriją. U formos pasaga kabėjo taip, kaip ir priklauso. Dėl tam tikrų magiškų priežasčių ragais į viršų apversta pasaga gali sulaikyti žemyn tempiančią trauką ir padeda laivui išsilaikyti ore. Vakar Flora pranešė, kad kitą dieną jie turėtų išvysti Baltėjos krantus. Jei legendos nemeluoja, ledo miestas Frisburgas bus kažkur tolėliau krante. Timis visą naktį nemiegojo. Auštant, kopėčiomis pakilo į nediduką denį, viršuje ir pravėrė liuką. Virš jo plazdėjo ir ošė didžiulės burės. Į stiebus pašėlusiai daužėsi susiraizgiusios virvės ir linai. Timis nusigando, kad įkvėpęs oro sušals į ragą, bet nieko panašaus nenutiko. Oras išties buvo ledinis, net graužė akis, bet iškentėti tikrai galėjai. Pasirodo, nuo vakar netgi atšilo. Timiui palengvėjo, kita vertus, kažkas čia ne taip. Nejaugi tos kalbos apie pavojų ir mirtį tik pramanai. Pasakos? Kelionė praėjo sklandžiai, kažkaip tai net per gerai, galvojo Timis. Ėmė darytis neramu, juk jis šiaip ar taip patyręs kovotojas, pasiruošęs blogiausiam, nuolat pasirengęs kovai, o dabar jį kamavo nuojauta, kad pavojus tyko priešakyje. Timis visą dieną stovėjo denyje ir dairėsi pro turėklus iki pat saulės laidos, bet kiek akis aprėpė, po debesimis tyvuliavo vanduo. Timis pagalvojo, kad didžioji geležies jūra netinkamas pavadinimas, mat ji buvo ryškiai mėlyna ir atrodė lyg dirbtinė. Atėjus vakarui aplink vis dar plytėjo vanduo. Timis drebėjo šalčio ir suledėjusiam nuo vėjo letenom gniaužė laivo turėklus. Vėtra košė kiaurai per kailiuką ir Timis užsimerkęs tvirčiau susisupo į šiltą švarką. Snukutis buvo apšerkšnijęs ir jis susiraukė, kad smulkus ledokšniai nubyrėtų. Galų gale grįžo atgal po deniu. Na, tai kurgi ji? Paklausė Floros įvirtęs į pilotės kabinetą. Kur ta Baltėja?
pats matei seną žemėlapį, atsakė Flora. Turėtume būti virš jos, bet kas ten žino, ar tiksliai Teodoras pažymėjo, neįsižeisk, Molė. Neįsižeidžiau, atsakė Molė ir narsiai nusišypsojo. Timis dar syk išlankstė žemėlapį. Kryžius buvo išpieštas ant didžiulio ledyno netoli pakrantės. Turėtume bent jau žemę matyti. Legendinis ledo miestas, nutęsė Molė. Įdomu, jis tikrai toks kaip pasakojimuose, kurias girdėjo Imanuelis, su bokštais iki dangaus ir ore kabančiais tiltais. Negi tikrai viskas padirbta iš ledo. Įdomu, kaip jie susišildo, svarstė Flora. Timis patraukė pečiais. Užkaisiu arbatos. Nusikabarojo atgal į laivo gilumą, kur buvo įtaisyta viryklė. Ji buvo varoma vėjo energija, kaip ir visa kita laive. Jiems buvo likęs 16 paskutinis elisandriškos arbatos maišelis. Laimė turėjo dar daugybę mėlynojo kiškio kelioniai iškeptų imbierinių sausainių. Kol viryklė kaito, Timis šildėsi prie jos letanas ir kramsnojo sausainuką. Galvoja apie mamą. Įdomu, kokia ji. Ar jos kailis irgi pilkas kaip Timio ir Vincento? Ar ji romi, o gal aistringa, drovi ar triukšminga? Arba prisimena, kad turi vaiką? Timis apie tai pagalvoja sunkiai nuguruje kąsnį. Netrukus vanduo užvirė ir kačiukas užpylęs 3 puodelius arbatos nunešė į pilotės kabiną. Flora gurkšnojo garuojančią arbatą, spoksodama į bekraščius vandenis. Jei tavo mamai pavyko persikelti per šią jūrą, tai ji tikra kietuolė, papurtė galvą katytė. Timis ramiai linktelėjo, bet širdį ir te virė nerimas. Molė nuobodžiaudama mynė pirmyn atgal. Einu patikrinsiu fototroną, tarė ji ir nulindo atgal į laivo gilumą. Prieš jiems išskrendant, Laputė pritvirtino fototroną laivo kėbulo apačioje, kad šis fotografuotų kraštovaizdį, virš kurio jie skrenda. Molė pasilenkė ir atidarė liuką grindise. Į laivą kaip mat plūstelėjo ledinio vėjo gūsis. Teodoro žemėlapis, išskleistas ant valdymo skydelio, staiga siūbtelėjo į orą ir plojosi tiesiai Florai snukutį. Nusiplėšusi žemėlapį jis suriko Molei. Paskubėk! Stengiuosi. Fototronas kabėjo ertmėje pritvirtintas 2 tvirtomis vielomis. Molė išlupojo juodąją dėžę ir užšovė liuką. Vėl stojo tyla. Aplink voliojosi vėjo išdraskyti daiktai. Molė atidarė užpakalinį dėžutės dangtelį ir ištraukė 4-kampės stiklo plokšteles. Kiekvienoje matėsi po nuotrauką, bet visa, kas turėjo būti tamsu, buvo šviesu ir kažkaip tai atvirkščiai. Alfredas pasakojo, jog nuotraukas reikia atspausinti ant popieriaus, kad aiškiau matytųsi. Geras, kaip kieta, aiktelėjo Laputė, pažvelgusi į plokšteles. Ji užfiksavo pasaulį iš paukščio skrydžio. Svajojo pagaliau nukreipti fototroną į krantą. Prabėgo dar valanda. Timis spoksojo po priekinį langą, bet matė tik jūrą. Keista, tarė Flora lėtai braukdama pirštu per žemėlapį. Pabarbeno į laivo skydelį. Jau tikrai turėjome būti virš žemės. Reikia mėginti keisti kursą. Ji pakreipė laivą ir jie plačių lankų pasuko kairėn. Tačiau vis tiek visur aplinkui tyvuliavo tik vanduo. Staiga Flora prisimerkė ir įdėmiai pažvelgė pro langą. Kad mane Elisandrijaus kaminai, taigi kasgi ten? Šūktelėjo ji. Timis pasiekė jos žvilgsnį. Tiesiai priešais juos driekėsi baisingas tamsus debesis. Jis garmėjo link jų nelyginant juosva juosta danguje. Po kelių minučių laivas paniro į tirštą, neperregimą tamsumą. Į langą ėmė be garso tikšti maži juodi lašeliai. Timis pasilenkė arčiau ir apžiūrėjo juos. Čia suodžiai, tarė jis, suraukęs nosį pauostė orą. Tvokė bjauriai ir aštriai. Kačiukas pažino šį kvapą, juo atsiduoda fabrikai ir laužavietės. Dūmai? Pridūrė Timis. Staiga skrendantis laivas ėmė kratytis
ir linguoti pirmyn atgal. Timis parvirto ant žemės, laivas nevaldomai nėrė tiesiai žemyn ir kačiukui susuko pilvą. Miau, niaukė jisai. Staiga jį išniro iš juodo debesies ir į laivo bures vėjas pūstelėjo tyro oro. Jie ištrūko. Timis pažvelgė į Florą, bet ji tik spoksojo sutrikusi. Turbūt dėl tų tirštų dūmų keičiasi oro slėgis, svarstė ji, ir vėjas nepakankamai kelia bures. Bet iš kur tie dūmai? Ar galėtum pabandyti atsekti, iš kur jie kyla? Galiu. Flora apsuko laivą ir leidosi skristi palei tirštų dūmų juostą. Neilgai paskridę išvydo kažką šmėsčiojant jūroje. Žemai apačioje spinksojo mažytė balta salelė. Tai buvo ledkalnis. Štai ir pasiekėme krantą, tyliai prabilo Flora. Gal reikia iš arčiau apžiūrėti, pasiūlė Timis. Molė atsistojo jiems už nugaros, išsitraukė fototroną ir nufotografavo salą pro kabinos langą. Tai nejaugi čia baltėja. Flora nuspaudė dar vieną valdymo svirtį. Leidžiamės. Laivas truktelėjo ir ėmė grimsti žemyn, link to mažyčio ledkalnio vidury jūros. Greičiausiai nuleisti laivą galima suskleidus bures. Toks ne pats krakščiausias būdas, bet greitas. Florai paspaudus skubaus nusileidimo mygtuką, Timis užsimerkė ir tvirtai įsikibo. Nemėgau, kai Flora taip darydavo. Laivui neriant žemyn, Timiui pilve viskas vartėsi, o širdis įstrigo kažkur tai gerklėje. Vos susilaikęs, nepradėjęs klykti, laivas krito kaip sulamdyto popieriaus skiautelė vėlyje. Blaškėsi tai šiam, tai ten, bet nusileisti pavyko. Priartėjus prie vandens, Flora suspaudė dar vieną mygtuką ir burės vėl išsiskleidė. Laivas smarkiai krestelėjo ir galų gale išsitiesino. Timis kelis sykius giliai įkvėpė, kad nusiramintų. Uodega švitavo pirmyn atgal. Ir pagaliau laivas galingai pukštelėjo į smaragdo žalumo bangas. Vanduo užliejo nuleistas laivo slides. Jis atrodė lyg netikras, tarsi būtų nudažytas. Po vandeniu Timis išvydo trykstant kažkokius žalius ir geltonus gryčius augalus. Buvo girdėjęs apie juos. Jie vadinami dumbliais. Priešais laivą spiksojo smailebriaunis, akinamai baltas ledkalnis. Flora apsuko ratą ieškodama, kur prisišvartuoti. Regis čia kažkaip tai niekas negyvena, murmėjo ji. Timiui viltingai daužėsi širdis. Ar šis ledkalnis priklauso baltėjai? Tu kur tuomet visa kita jo dalis? Kažkas čia ne taip. Teodoro žemėlapį turbūt įsivėlė klaida, tarė Timis. Nežinau. Gal tiesiog nemokėjom jo iššifruoti. Kitoje ledkalnio pusėje styrojo iškišulys ir Florai pavyko prisišvartuoti. Laivų sustojus, Timas atidarė liuką ir visi išlipo į denį. Vietoj trapo ant ledo nusileido kopėčias. Oras bjauriai dvokė, nors juodasis debesis kybojo aukštai jiems virš galvų. Florai tartinai dėptelėjo į ledkalnį. Liksiu saugoti laivo, nėra kur nuleisti inkaro. Pasiruošusi truputį patyrinėti sniegą ir ledą. Molė stovėjo pasikabinusi fototroną ant kaklo. Einam apsidaryti. Jie nulipo kopėčiomis. Elisandrijaus gyvūnėliai pirmą kartą po letinomis pajuto ledą. Oi, aiktelėjo Timis. Iš tikro neskaudėjo, bet kačiukas nesumojo, kaip kitaip apibūdinti tą jausmą. Molė slidinėjo, mosavo letinėlėmis, kad išlaikytų pusiausvyrą. Kaip keista, stebėjo ji. Jie buvo pasiėmę Simono pasiūtus šiltus batus, bet prieš apsiaudami norėjo išmėginti, koks jausmas plikomis letinėlėmis stovėti ant šalto ledo. Visgi užteko vos kelių sekundžių. Timis pajuto, kaip šaltis skverbėsi per kojas aukštyn. Bičiuliai skubiai apsivė batus ir ėmė ropštis į statų ledkalnį. Nors padai buvo storai rantuoti, eiti buvo sunku. Ledas slidžiausia žemės danga, o kai Timui teko regėti. Netrukus priėjo aukštą ledo stulpą, panašų į didžiulį seno medžio kamieną. Jis stiebėsi į patį dangų.
o keliauninkams ant galvų lašėjo ledinis vanduo. Molė nukreipė į jį fototroną ir spustelėjo mygtuką. Šios nuotraukos puikiai tiks mano knygai, sumurmėjo savo po nosimi. Apėjus aplink ledo darinį Timiui kažkas suspurdėjo pilve. Ledo paklotė priešais juos buvo lygi ir išpaišyta abstrakčiais gėlių raštais, sudėtingai išraizgytomis baltomis linijomis, kurios vaizdavo rožės ir iškėčius. Pakėlęs akis Timis išvydo priešais stūkstančias sienas išraižytas įvairiausiais raštais. Susiliedami tarpusavį jie vaizdavo slibinus ir paukščius. Tai buvo vieni gražiausi meno kūrinių, kokius kačiukai išvis teko kada regėti. Timis suprato, kad stovi milžiniškame apgriuvusiame statinyje. Paviršiai atrodė nuzūlinti it nuvaškuoti, bet vis tiek galėjai įsivaizduoti, kaip viskas kadais atrodė. Kačiukas išvydo sugriuvusius laiptus, duris, kambarius, kampe tysojo ledo luitai, kurie kadaise matyt buvo grindys, bet atsiritę iš viršutinių aukštų. Visur aidėjo keistas garsas. Netrukus Timis susivokė, kad girdi kapsint vandens lašus. Oho, tarė Molė priėjusi prie Timio. Iškėlė fototroną ir viską nufotografavo. Tai ar čia tas ledo miestas? Timis nesumojo, ką atsakyti. Stovėjo it suledėjęs, bet ne nuo šalčio. Smegenys bandė apdoroti informaciją su tokiu užsidegimu, kad nebuvo kada net galvoti apie šaltį. Ar čia mama ir atkeliavo? Ar tik tiek beliko iš ledo namo? Ar čia kažkas įvyko? Toliau kalbėjo Molė. Kur dingo miestas? Aš tai nenumenau, atsakė Timis ir nugurkė gumulą gerkliai. Jiedu tylomis įžengė į patalpą. Užlipo plačiais laiptais, ant kurių mėtėsi gausybė ledo nuolaužų. Žiūrėk, tarė Molė ir pasilenkė. Ant laiptų buvo matyti keisti įspaudai. Aputė perbraukė vieną leteną, tada iškėlė pirštą lyg matodama oro temperatūrą. Man rodos čia letenų pėdsakai, jie iššalo į ledą. Timis pažvelgė žemyn. Jam pasirodė, kad tai paprasčiausios duobelės lede, bet žinojo, kad Molė talentinga archeologė, o archeologai visada geba aptikti senus pėdsakus. Timis dar syk tyliai savo pasikartojo. Archeologė. Užtruko mėnesius, kol išmoko tą žodį. Molė dvilinka nutipeno aptirpusiais laiptais, sekdama tais pėdsakais. Timis suskubo jie iš paskos. Visur traškėjo ir skeldėjo ledas. Staiga jiems už nugarų kažkas sugrumėjo. Timis atsigręžė ir spėjo išvysti, kaip didžiulis luitas sienos nugarbėjo žemyn ir sudužo į tūkstančius mažų šipuliukų. Čia tai negerai, sumurmėjo kačiukas. Jie sliūkino toliau ir pačiam viršuje aptiko didžiulį kambarį. Grindys buvo beveik nesuirusios, bet jas skersai išilgai vagojo įskilimai. Tolimoji siena buvo perskilusi į dvi dalis. Pro plyšį matėsi daugybė kambarių statinio gilumoje. Kitoje sienoje žiojėjo ankšti langai. Rėmai ir palangės išraižyti bangų raštais. Molė atsiklaupė, letina perbraukė sniegą. Štai, sumurmėjo ji. Taip, labai keista. Kas? Jie atsigręžė tarytum pamiršusi, kad Timis yra šalia. Nieko nesutrypk. Nesutrypti? Arba ženk didesniais žingsniais. Tik labai atsargiai. Apie mostelį ledą. Matai šios pėdsakus. Jie šviežesni. Kur kas šviežesni. Jie patraukė į kambario kampą. Iš pradžių Timis išvydo kaugę sniego. Paskui įžiūrėjo dar šitą. Letenų pėdsakus. Kur kas didesnius nei jų. 5, gal net 7 kart didesnius nei jų. Neskubėjo Molė įkandin. Timiui ėmė dilgsėti ausis, taip visada, kai apimdavo blogą nuojautą. Molė? Bet Molė jo negirdėjo. Vėl susilenkė ir puolė apžiūrėti ledo luitų. Nepaprastai kažko susitiumėjusi pasitaisė akinius ant ilgos nosies. Timis
Sunerimęs apsidairė, bet aplink tematė kelias žiojinčias durų angas, apgriuvusias sienas, stengėsi kaip įmanydamas užgniaužti baimę. Žiū, Molė kažką aptiko pusnyje. Po sniegu stipėjo didžiulė beržinė skrynia. Lapė nušluostė nuo jos sniegą ir dirstelėjusi į Timį atidarė dangtį. Kačiukas matė, kaip išpūtė akis. Skrynioje gulėjo daugybė virvelę perrištų popieriaus ritinėlių. Molė timtelėjo vieną virvelę ir išvyniojo popierių. Prieš akis atsivėrė eskizas, vaizduojantis aukštą įmantrų pastatą su bokštais ir siaurais langais. Molė išvyniojo dar vieną ritinį. Jame buvo nubraižytas dailus tiltas, jungiantis 2 bokštus. Čia tikriausiai Frisburgo miesto planai. Sušuko Lapė. Galbūt jis kadaise taip atrodė. Vau, jie nustabus. Pažiūrėk, kokios detalės. Turbūt tai originalūs brėžiniai. Ir tiesiog voliojasi čia. Ant sniego pusnies šmėkštelėjo šešėlis. Čia mano! Subliovo kažkas gūdžių balsu. Timis persigandęs pašoko ir išvydo virš galvos palinkusi didžiulį sniego leopardą. Jo milžiniškos iltis žvilgte žvilgėjo, bet dėmėtas kailis buvo murzinas, susivėlęs, akis kažkokios taip pasrūvusios krauju. Kostiumas kadaise buvęs mėlynas ir dailus karojo skutais. Nosį pasibalnojo sulūžusiais akiniais. Leopardas urgzdamas prisėlino arčiau. Atiduokit. Nutaisė piktą miną ir įsikybo į ledo luitą, kad išlaikytų ant kojų. Bet ūmai sulinko ir ėmė kosėti. Krūtinė kilnojasi, plaučiai šiurpiai džeržgė. Galų gale žvėris susmuko ant žemės ir atsirėmė nugarą į ledo sieną. Eskizai mano, kuždėjo leopardas gergždžiančiu balsu. Timiui jo nepaprastai pagailo. Vargšelis sniego leopardas jaučiasi šitai prastai, labai prastai. Katinas žingtelėjo prie jo. Žinok, neketinome jų imti. Tarė, tik apžiūrėjome, jie labai gražus. Leopardas tyliai suurzgė. Kuo tu vardu? Paklausė Molė. Aš esu Gregoras, architektas. Sušvokštė jis be kvapo. Architektas? Gregulas iškėlė lentaną ir nubrėžė ore ratą. Projektavau šį miestą taip, kaip ir mano protėviai iki manęs. Šį miestą? Turiu omeny Frisburgą, ledo miestą? Gregoras linktelėjo. Didžiumos jau neliko, nugrimzdo į jūrą. Timio galvoje zujo klausimų spiečius. Kas nutiko, kur dingo kiti gyventojai? Išplaukė. Aš irgi turėjau iškeliauti, bet negalėjau palikti savo brangiųjų namų. Savo protėvių šedevro. O dabar jau per daug pasiligojau. Be to esu išbadėjęs. Timiui knietėjo užduoti patį svarbiausią klausimą. Ar Gregoras pažinojo katę vardu Jazmina? Bet susilaikė. Leopardui reikėjo ilsėtis. Molė pasirausė kišenėse ir ištraukė maišelį imbierinių sausainių. Štai, suvalgyk, tarė ji ir padavė leopardui sausainius. Laive turime daugiau maisto. Gregoras čiupo maišelį ir susivertė sausainukus į nasrus. Tada užsimerkė ir ėmė lėtai kramtyti. Kai atsimerkė, akis atrodė truputėlį skaidresnis. Ačiū, tarė jis. Galiu ištirpinti ledo, pasiūlė Timis, jei nori atsigerti. Ne, suriko Gregoras, o atleisk, tiesiog pamaniau, kad esi ištroškęs. Mano liežuvis sausas, kaip švitrinis popierius, patikėk, bet šio ledo vandens gerti griežtai negalima. Bent jau nebe, jis tapo nuodingas. Timis apsidairė, nuodingas? Kas čia nutiko? Atsidusė Gregoras, viskas prasidėjo nuo oro. Jei turite maisto, mielai dar pasivaišinčiau. Būčiau labai dėkingas. Pavalgęs galėsiu papasakoti, kas čia nutiko.